Tie žmonės, kurie buvo su vaiku, elgėsi toli gražu ne tai, kad net neatsakingai, jie elgėsi neadekvačiai. Aš neįsivaizduoju ne vieno mylinčio žmogaus ar tėvo, mamos, senelio, tetos, kurie galėtų fiziškai traumuoti vaiką, griūti ant jo, verstis. Ir net atmetant tą argumentą, kad prieš tai Venckienė bandė pasakyti, kad pragriovė tą močiutę. Močiutė klykė visą gerklę ir jinai niekur nesikėlė. Jeigu jinai būtų atsargiai netyčia nugriuvus, kažkas netaip atsitikė. Iš tikrųjų, tai buvo tikrai paruošti aiškus veiksmai ir vaiko žalojimas. Nes bijau, kad jeigu mes analizuosime kiekvieną sekundę, tai bus akivaizdu, kad tai padarė ne mama ir ne vaiko teisų tarnyba ir ne kriminalinė apsauga. Tai kas elgėsi taip su vaiku ir ar vaikui vis dar galima tenai būti? Kas šiandien su vaiku yra daroma? Atkreipkite dėmesį tie žmonės, kurie buvo toje aplinkoje, galų gale Kuprevičius, kuris buvo tikrai pirmas tas, kuris priešinosi prieš teismo sprendimo vykdymą. Ką jie dabar sako? Buvo pastoviai vaikas bauginamas. Tai yra jų argumentai. Yra pareigūnų argumentai, kas vyko tuo metu, visi pasako tiesiai šviesiai, kad tai yra smurtas prieš vaiką ir tai naudojo ne pareigūnai.